legendos sklando, netgi ukmergiai, apie egzistuojantį tipą pasivadinusi RJ. Įsivaizdavo jis iškaltą respektą kiekvienoj savo inicialo raidėjai. Buvo priklausomas nuo momentų garbei, dažnai įsivaizduodavo save šlovei. Svajojo būti didis ringo kovotojas, bet buvo tik stebėtojas, vartotojas, savo mintim dalintis. Jis turėjo šiokią tokią YouTube paskyrą, bet kuo ilgiau jis savęs klausė, ėmė dvejoti, kad tikras repas ir tai, ką jis daro, yra perspektyva visiškai atskira. Buvo girdėjęs apie kovas, buvo girdėjęs, jog betlų principas kovoti, todėl sudegino savo eilėraščių tipą tekstus, kuriuos buvo linkęs deklamuoti. Nenuleisęs rankų, nes nelinkęs jau taip greitai pasiduoti, todėl dieną naktį prakaitavo, raidės lape lyg kareivis rikiuotėje rikiavo, raimą prie raimo klijavo. Užtruko gan ilgai, kol visą neraketų mokslo sistemą pagavo, į visus repo tūsų žygiavo, kovas analizavo, galvojo, jo gali geriau, nes dar į kailį negavo. Taip ir dienos atėjo, daug pastangų į mylimą veiklą, todėl laikas greitai atėjo, į aptemptą kostiumą ir iš namų išėjo. Sumastė būti galingas, tokiams atvejams buvo vieta, kur tu nuo 100-metis, daug repo matęs ringas. Draugelį jam sakė, neik ten pabūk, bent kartą tu protingas. Bet RJ jaunas, naivus ir ambicingas, svajojo būti kaip jo idealai, gerbiamas ir galingas. Didinamas greitį, neįleistas per priekinės duris, turėjo jis per galinės eiti. Viską, ką jis matė tame toje tūnančioje auroje ringe, tai šokiravo. Vienas po kito krito mamutai, kurie amžiai savo tiesą demonstravo. Kolūkomai išlaikė savo titulą, gynė vardą ir toliau triumfavo, nes atrankinis tai tik pasispardymas, o kovas ringe tai dalykas, kur vyksta savęs netvardymas, ne anekdotas. Ir RJ pasisekė, nes tą naktį vienas varžovas buvo diskvalifikuotas. Dėmesio, dėl neteisingo supratimo į tikrąją kultūros vertę, vienas šio vakaro dalyvių buvo diskvalifikuotas. Ar turime drąsuolių, norinčių išbandyti savąją drąsą bei skilus ringe? Prašome prisistatyti. O, čia mano laikas, turėdamas jis aiškiai misiją, norėjo nustebinti žiūrovus ir tuo metu sėdinčias tarp betlo komisiją. Jam nieko sudėtingo, jis bėgo, brovėsi ir rėkė, jis stumdėsi, jog atsidurtų anapus ringo. Ir lypant paskutinių laiptelių jis paslydo, krito visų akivaizdoje ir jam pačiam vaizdas dingo. Atsipeikęs reanimacijoje išvydo triumfavusių tarp durys stovintį asmenį po pseudonimu UKM. Jis teigia, jo gali suderinti kovą, bet pabrėžia, kurioj tu pusė nori būt, nes RJ tai nieko stebuklingo. Ir jis išėpęs RJ be priekinių dantų atsakė, kaip stebėtojas už ringo.